Hai. Tai va šiandieną atvažiuoja mano dėdė, kuris yra architektas. Apsižiūrėsime namelį, pagalvosim, ką galim padaryti. Tai jisai mums paruoš projektėlį. Tai va šiandien tokia dienelė. Dar vat šviesų pastebėjau, kad dar vieną balkį reikės pakeisti. Irgi toksai paturnijas, bet yra po langu, tai labai patogiai bus jį pakeisti. O, labas. Tai va, mes dabar esam Seliuone. Čia bus įėjimas per čia, turėtų būti. Čia uždarom duris, čia toksai žodžiu bus koridorius. Tu eini, čia atsiduri miegamajam. Čia koridorius vis dar eina koridorius. Tada mes jau atsiduriam Seliuone tokiam. Ir čia tokia kaip ir virtuvė turėtų būti, tokia Seliuono ir virtuvės erdvė. Va šitam kambarį turėtų būti vonia. Na, aišku, štai jinai mažinsis patalpa. Čia bus vonia, o čia už galo tokia kaip techninė patalpa. Tai va, čia turėtų visai cool būti. Pirmam aukšte yra šiam keli kvadratai, o antram aukšte irgi maždaug tiek. Tai turėtų būti tikrai įvalės to ploto. O viršui galvojam padaryti 2 tokius kambarius ir bendrą holą. Tai va, tai nežinau, visai manau bus gerai. Tai va, o čia turim dar tokį spintą fainą. Čia turim tokį žiaurį fainą bufetuką. Tai galvoju, visai nieko būtų jį atsinaujinti. Čia tokie va stalčiai, durelės. Čia galvojom irgi kažką galėtume padaryti. Čia irgi bus atnaujintas. O čia toksai yra... O, geris. Mano ateities gėliam, žodžiu, bus. Žodžiu, dabar čia yra tokia, ir vežimėlių galim rasti, tokia erdvė. Ir čia planuojam kelti viršų. O čia gausis tokie 2 kambariai. Nu, čia dabar šiuo momentu toksai kambarys, bet irgi va, spinta kokio gerumo. Žodžiu, va. Atnaujinimai bus projektas. Va tokia. O, gerai. O, stalas. Tai va, tai čia turėtų palei viską keltis į viršų. Ir čia žodžiu, tarkim, jeigu bus laiptai, čia užlipi. Čia tokia bendra erdvė. Ir čia 2 tokie kambariai į vieną pusę ir į kitą pusę. Visi stalai didinas. Ir tas didinas stalas. O toks stalas viršui buvo padarytas. Tas stalas didinas. Už tvarto dar turim va tokią erdvę. Tai jo, tai čia planuojam ten turbūt kokią va vištidė. Čia toksai daržiukas bus žodžiu. Ir noriu va čia apsisodinti, ten palei kaimynus ir o kas nerealaus, tai kad čia yra palikta tokia, vat kaip dujų tvora. Jinai tokia gan didelė, tai jinai šiek tiek užstoja. Tai va, čia ta tvora tokia didžiulė gan. Čia vat tvartelis. Žodžiu, čia bus toks kaip garažą pasidarysim. Čia turėtų ateity kažkada būti pirtis, o ten sklepas. O čia šiuo metu yra čia įvažiavimas. Jį naikinsim ir darysim vat čia maždaug nuo stulpų. Čia tokia žodžiu erdvė. Matosi kažkur tai teracinis langas. Čia yra laukas. Jo, tai aš išvariau anksčiau, nes su Vincentu lėkėm į gimtadienį. O Lukas pasiliko, tai vat labai įdomu jo dar įžvalgos, kaip ten ką. Iš pasiškuok plaukus. Geriau atrodo, man kad tik praščiau. Gerai, galėsim pakalbėti. Tai laba diena mūsų gerbiami sekėjai, kurie domisi mūsų projektų namai. Tai kalbinu mūsų gerbiamą projektų vadovą, kuris vakar atstovėjo mūsų šeimą iki pat galo, nes aš palikau mus. Pati, netraškink. Žodžiu. Tai va, tai prašom papasakoti, ką gero nukalbėjote ir kokie dabar yra mūsų planai. Galite perimti mikrofoną. Galiu perimti mikrofoną, gerai. Tai papasakojom idėją, kokią turim. Tai kaip dabar namukas stovi. Tai vadinkime tą įėjimą pagrindinį palikti, tą verandėlę, ją biškį galbūt padidinti.
šiek tiek reikėtų pakelti pirmą aukštą, tai galbūt per 1-2 tuos balkius, kad gautųsi, dabar yra 2,60 m aukštis iki lubų, tai kad bent jau minimum tą 2,70 ir 2,80 pasiekti. Po to papasakom, kad norime iš kitos pusės į vidinį kiemą, kad būtų terasa per visą ilgį. Tokia gal įsivaizduoju panašiai kaip amerikietiško stiliaus. Ir būtų išėjimas tiesiai į ją. Tad užlipimas į 2 aukštą, tai mes pašnekėjom, tai jo pasiūlymas buvo jį daryti kažkur per vidurį 2 aukšto, tam, kad vienam gale ir kitam gale mes turėtume didesnį plotą, normalesnius kambarius pasidaryti. Tai 2 aukšte turėtų būti 2 kambariai ir tualetas. Ir holas. Holas tai jo, bet jis nebus labai didelis. Taip, bet vis tiek galėsim atsisėsti pakimelį. Tikriausiai. Bus matyti iš tikrųjų, nes jisai padarys projektėlį, atsiūs ir tada mes pradėsim jį šlifuoti. Tai kokios jo mintis. Tai dabar, jeigu kalbant apie išorę, tai dar ką turim? Turim tik nusprendę iš tikrųjų stogo spalvą, kad bus tamsus stogas. Galbūt tokia paimituoti ar atsinešti to anksčiau, kaip dėdavo skiedras, nes pavyzdžiui, ten visus anksčiau buvo skiedras, o ant skiedrų uždėjo tą vadinamą šiferį. Tai galbūt tą tokią spalvą. O kaip dažysime sienas, dar nesame tiksliai susitarę, bet žinom, kad tai bus kažkas šviesesnės spalvos. Šviesus atspalviai. Jo, šviesus atspalvius. Ir būtinai bus visos langinės, o langokraščiai. Jo, ten jaučiu tokio dydžio kažkur, ne? Ta prasme, kad kiekvienas langas toks kaip bus įrėmintas, ne? Taip, kiekvienas langas bus įrėmintas. Turėtų būti gražiai. Tai kaip langinių imitacija, biški. Langokraščiai tokie bus tikriausiai, kad balti. Jo. Dar laikų bėgant pamatysime. Čia jaučiu Žemaitijoje, ne? Labai populiaru buvo tokias langinės, ne? Ar aplamai visą Lietuvą? Jo. Žemaitija paprasčiau darė, Aukštaitija buvo daugiau raižymo. Turim labai daug katalogę savo ateities namai, žodžiu, esam visokiausių namų prisifotkinę, važiuojam ir tiesiog būna džiausiai stop, palauk, reik tą nusifotkint, nes... Atsiprašau, nesigirdėčiau manimi mikrofono. Tai turim tokį kaip skau katalogą, nes visokius raižinius fotkinamės, visokias fasado idėjas. Tai ir Pinterest'e jau irgi lūžta mūsų folderiukas, fasadas, tai manau bus tikrai faina. Tai va, tai dar ta daržinė. Ten yra iš tikrųjų 3 pastatai, nors jis yra kaip ir vienas, bet 3 numeriai. Tai ten, kas yra susijęs su tos kladuku, nežinau kaip pavadintis, ten yra gan šaltas, tai ten labai daug... Prie sklepo? Kas sklepas, taip. Vasarinė, virtualiai. Vasarinė, virtualiai, bet geriau yra tas sklepas, tai ten jisai gan vėsus, ten kažko labai daug nereikės daryti. Smurinis, ne? Jis yra išmūrytas, tai jį tiesiog išsivalyti ir jį realiai galima iš karto naudoti. Aišku, elektros susitvarkyti, apšvietimą, bet jis yra gan vėsus, jis ir vasarą visą laiką buvo vėsus, tai kiek aš mažas ten būdavau, tai ten tikrai yra vėsu. Tai šitas yra fainas. Toliau yra tvarto dalis, kurią reikės išsivalyti, sutvarkyti, nes ten yra planuojama pirtelė, kaip jau Živilė Modras minėjo. Bet jis gan švarus, ta prasme, nėra ten, kad labai baisiai. Ta prasme, aišku, jo išsivalyti, bet nėra ten, kad... Nes man atrodo, iš kokių 10 metų nelaikė gyvulių čia. Turbūt, kad taip, gal netgi ir daugiau iš tikrųjų, turbūt, kad ir daugiau. Gal ir daugiau, nes aš kai mažas buvau, tai man kokie 10 metų, tai ten jau nebuvo. Tai jo, tai ir daugiau negu 10. Tai paskutinį, ką buvo laikomi, tai triušiai ir tai jie buvo laikomi ne viduje. Jo, bet dabar galvoju, kad bus mikrofoną paimsiu, kas bus, kur bus darbo, tai turbūt, kai reikės nuimti virš tvarto esančius šienus, nes ten gan geras sluoksnis. Bet aš jau galvoju, kad aš į savo ateities daržą dėsiu jį, tai žodžiu bus labai geras toksai mulčias ir visą kitą žodžiu prisiskaičiau, tai manau bus kiekviena detalė panaudota antram gyvenimui. Taip. Tai ne tik yra virš tvarto yra taip šienas, o virš to sandėliukų, ne virš namo, o kur yra tas sklepas. Ai, nu. Tai ten jis yra labai... Medžių daug? Lentų nemažai, tai tas lentas reikės išsiimti, jas irgi susipjaustyti, nes manau, kad didžioji dalis jų bus jau suturnyje. Važiuosim. Bet žodžiu,
Stengsimės kiekvieną daiktą išsaugoti, jeigu jis yra dar saugotinos būklės, tai bandysim jį panaudoti antram gyvenimui. Ir Živilį gal aš to nesakiau, nes jinai kažkada klausė. Nu. Tai antram aukšte yra 2 verpimo rateliai. Mačiau Vienas yra šitą, visiškai mačiau. Čia irgi bus projektas, seks. Taip, jau ten prisiplanavau, susakiau savo projektą. Aš tik bijau, kad mes tas projektus lai nebeturėsime, kur dėti atskirą namelį, reikės Živilės projektą. Sandėliuko rankdarbiai. Tai va. Tai tokios ir tokelas. Tai va, tai ačiū, kad žiūrite. Jeigu patiko, spauskit like. Jeigu dar nesubscribina, tai paspauskit ir tą mygtuką. O šiaip, jeigu turit kažkokių patarimų, minčių, pastabų ar dar kažką, tai palikit ir komentarą. Mums tai labai daug ką reiškia. Tai va. Ne? Ačiū už dėmesį. Ačiū. Iki. Iki.